Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidos rėmėjas rrr.lt. Raskite savo dalį. Labas rytas autopiloto žiūrovai. Tradiciškai laidą pradedame su naudotų automobilių rubrika, kurie šiandien papasakosiu apie štai šį ketvirtosios kartos Kia Sportage. Šiemet šis modelis švenčia 10 metų jubiliejų. Tai yra pakankamai populiarus kompaktinės klasės crossoveris, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje apskritai, todėl jų pasirinkimas antrinėje rinkoje taip pat yra pakankamai nemažas. Taigi turime tikrai ne vieną progą atšvęsti kartu su tokiu Kia Sportage ir apie šį automobilį papasakoti plačiau. – 2015-aisiais debiutavęs ketvirtos kartos Kia Sportage tapo tikru šio pietų Korėjos gamintojo hitu. Išraiškingas kėbulo dizainas, visų taip geidžiamas crossoverio kėbulo tipas ir patraukli kaina tapo dalykais, kurie įtikino 100 000 Europos vairuotojų pasirinkti būtent šį modelį. Dėl šios priežasties jų pasirinkimas antrinėje rinkoje taip pat ganėtinai didelis. Kokiu varikliu gali būti varomas Sportage, jei nuspręstumėte tokį įsigyti? Per visą gamybos laikotarpį buvo montuojami tokie patys 1,6 litro benzininiai varikliai, kurių pajėgumas 132 arba beveik 180 arklio galių. Galingesni varikliai gali sukti visus 4 ratus ir būti suparuoti su automatinė greičių dėže. Tuo metu dyzelinių pasiūla skiriasi priklausomai nuo to, tai Sportage iki atnaujinimo, kuris buvo atliktas 2019-aisiais ar po jo. Iki atnaujinimo buvo montuojamas 1,7 litro darbinio tūrio variklis su 115 arba 140 arklio galių ir 2 litrų variklis su beveik 140 arba kiek daugiau nei 180 arklio galių. Po atnaujinimo buvo siūloma tik viena galingiausia 2 litro variklio versija su visų varančių ratų pavara ir automatinė greičių dėže. Tuo metu 1,7 litro variklį pakeitė naujas 1,6 litro dizelis, kuris turėjo tuos pačius 115 arba beveik 140 arklio galių. Rinkoje galite pastebėti ir modelių su 2 bei 2,4 litro benzininiais varikliais, bet tai atvykėliai iš Jungtinių Amerikos valstijų, todėl patartina papildomai patikrinti jų istoriją. Tuo metu mes bandome Sportage iki atnaujinimo, kuris varomas visais ratais, turi 7 pavarų dvigubos sankabos automatinė greičių dėžė ir galingiausių 2 litrų dizelinio variklio versija. Nors daugiau nei 180 arklio galių pajėgumas teoriškai nuteikia smagiai, bet realybėje variklis netrodo motyvuotas. Iš jo norėtųsi daugiau dinamikos ir aštrumo, o viskas vyksta labai tolygiai, bet be ugnelės. Pavarų dėžė veikia užtikrinti ir jai priekaištų nėra. Važiuoklė suderinta vidutiniškai, jo apskritai toks Sportage važiavimo ir valdymo savybėmis labiau primena hatchbacką nei crossoverį. Ir tai labiau privalumas nei trūkumas, nes posūkius jis įveikia užtikrintai, bet suteikia ir pakankamai komforto. Nesakyčiau, kad Sportage'as yra pats geriausias pavyzdys savo klasėje interjero kokybės atžvilgių. Čia tikrai galima rasti nemažai kieto, neįtin malonaus liesti plastiko, kuris pasižymi ir ne pačia maloniausia tekstūra. Čia medžiagos truputėlį minkštesnės, bet tai menkai guodžia, nes vargu ar čia mes labai dažnai liečiame. Tuo metu visa kita pagaminta iš tikrai tokio kietoko, barškančio nelabai malonaus liesti plastiko. Taip pat, jeigu dairysitės tokio automobilio, atkreipkite dėmesį į jo odinius elementus, tai pavarų perjungimo svirtį ir vairą. Šis automobilis yra įveikęs truputį daugiau negu 130 000 km. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad viskas atrodo visai neblogai, bet tokie automobiliai, kurie artėja prie 200 000 ridos arba yra įveikę daugiau, atkreipkite dėmesį į vairą. Dažniausiai viršutinė jo dalis būna truputėlį jau apsilupusi ir praradusi savo gerą estetinę išvaizdą, taip pat ir šios vietos, kur rankos liečia dažniausiai, taip pat neretu atveju būna pakankamai stipriai nusitrynę. Lygiai tas pats kalbant ir apie odinę pavarų perjungimo svirties dalį. Čia taip pat turime vieną kitą tokį nusitrynimą. Neatrodo labai gražiai, bet tikrai ne pats blogiausias įmanomas variantas. Na, o kitas dalykas, tai čia jau norėčiau Kia Sportage pagirti. Šie modeliai neretai siūlo pakankamai gausią įrangą, kas liečia komfortą. Tai ir šiuo atveju turime automobilį, kuris puikiai tiks visiems metų laikams. Štai, pavyzdžiui, žiemą galima mėgauti šildomų vairų ir šildomomis priekinėmis bei galinėmis sėdynėmis, taip kad jeigu atsisėdate, jums yra vėsu, įsijungiate ir mėgaujate šilumą. Tuo metu vasarą galite įsijungti vėdinamas priekinės sėdynės ir jeigu jums labai karšta, tai prašau, truputėlį atsivėsinsite tokiu būdu. Bandomas Sportage gali pasigirti praktiškai maksimaliu įrangos sąrašu, tačiau ir kuklesni egzemplioriai nėra tokie kuklūs. Pavyzdžiui, šildomos sėdynės yra bazinės įrangos dalis, o daugelis turi ir šildomą vairą.
Taip pat daugelis turi ir lietimų jautrų ekraną, perspėjimo apie susidūrimą ir aktyvaus stabdymo sistemas. Taigi, nors plastikas bei daugelis kitų apdailos medžiagų gal ir atrodo kuklokai, tačiau įranga gali būti ganėtinai solidi. Galimų gedimų sąrašas nėra ilgas, bet kai kas skamba brangiai. Tiek automatinis, tiek mechaninis pavarų dėžės gali pakviesti į servisą sankabos keitimai. Tai gali nutikti automobiliui veikus tarp 150–200 tūkstančių kilometrų. Taip pat vairuotojai skundžiasi variklio valdymo kompiuterio darbo sutrikimais. Dažniausiai problemas pavyksta išspręsti diagnostinio kompiuterio pagalba, tačiau kartais kompiuterį reikia keisti nauju. Visa kitas – smulkios elektronikos problemos arba nedaug išlaidų reikalaujantys ir problemų keliantys važiuoklės gedimai. Jei darysitės 4 kartos Kia Sportage, tai pasiruoškite bent 10 000 eurų tokio crossoverio įsigymui. Tai bus pirmųjų gamybos metų, ne pačios turtingiausios komplektacijos bei solidžią ridą turintis modelis. Už 14–16 tūkstančių galite įsigyti geriau sukomplektuotą ir naujesnį egzempliorių, o jei turėsite kiek daugiau nei 20 000, tai pretenduosite į paskutinių gamybos metų kelias dešimtis tūkstančių kilometrų įveikusį Sportage. Tačiau kaip visą tai vertina ekspertas Artūras Dambrauskas. Pirkėją gali sudominti šis automobilis, tai ir kainos, ir vidinės komforto įrangos, ir saugumo įrangos santykių. Tai yra pats geriausias santykis. Nepaisant to, kad šitas automobilis yra 9 metų jau senumo, bet jo komforto ir saugumo įranga yra tokia pati kaip šio laikinių naujausių automobilių. Jeigu jūs sužavėjo šis 4 kartos Kia Sportage, kurį bandau šiandien, tai būtent šis automobilis ir gali būti jūsų, nes jį parduoda polizinginiai.lt. Trumpai priminsiu, kad būtent šis Sportage'as yra pagamintas 2016 metais, turi 2 litrų dizelinį variklį, taip pat visų varančiųjų ratų pavarą ir yra įveikęs truputį daugiau negu 130 000 kilometrų. O šio automobilio kaina šiuo metu yra beveik 16 000 eurų. Taip pat noriu priminti, kad įsigiję šį automobilį nemokamai gausite ir visus metus galiojančią garantiją, kurią po to galėsite prasitęsti dar 1 arba 2 metams. 4 kartos Kia Sportage nepasižymė aukščiausio lygio interjero kokybė, o kai kurie galimi gedimai gali neleisti ramiai miegoti naktimis. Tačiau šis crossoveris gali suteikti iš tikrųjų naudingos ir praktiškos komforto bei saugumo įrangos, o važiavimo savybės galima pavadinti subalansuotomis. Subalansuotą galima pavadinti ir tokių Sportage kainą, todėl tai gali būti optimalių pasirinkimų ieškantiems kelių metų amžiaus morališkai dar nepasenusio kompaktiško crossoverio.